Kupiškio hip-hoperė Miglė – dar vienas šių metų X Faktoriaus atradimas. Pripasakojusi istorijų apie paauglystės išdaigas, apie nesutvardomą charakterį, Miglė teisėjus pribloškė pasirinkta daina. Aš padainuosiu Sarah Brightman Unexpected Song. Tau galvoja negerai? Pasijutau, kaip vaikystėje ėjo filmo muzikos garsai. Aš pasijutau tau dainuojant, kad aš esu kokia nors Disnėjaus animacinio filmo personažas ir netgi žinau koks. Undinėlė. Ašaros, pykčio priepuoliai ir visiška neviltis Miglę pasivijo ir kituose X Faktoriaus etapuose. Ir tai tik dar kartą patvirtino, kad šiai merginai dalyvavimas šou ne šiaip linksmas nuotykis, o gyvenimo svajonė, į kurią sudėta tiek daug lūkesčių. Aš iš tikrųjų esu pasitikinti savimi, bet aš tiesiog kitiems to neparodau, nes aš nenoriu atrodyti pasipūtusi, per daug savimi pasitikinti ir kad esu wow, geriausia. Dabar Miglė pakliuvo į savo pačios paspęstus spąstus. Pirmą kartą nustebinusi pasirinkta daina, mergina suvokia, kad 2 kartus tas pats fokusas nesuveiks. Aš tai iš tikrųjų labai noriu pereiti toliau, bet aš nežinau, ar mano šitą dainą tiks. Aš tikrai negirdėjau, kad kažkas ją dainuotų šitą dainą, kurią aš dainuosiu dabar. Tai tiesiog dabar dar kartą pagalvokit, kokią dainą iš tikrųjų norit dainuoti, kuri sekasi geriausiai. Ne ta, kuri ten parodysiu save iš kitos pusės, taip toliau. Parodysit po to, jeigu pateksit. Dabar reikia dainos, kurias dainuotumėt puikiai, kaip gali geriausiai. Suprantu, aš pasiėmus kitą dainą, Just prasteitinau, bet tai ką aš taip parodysiu savo charakterį, ten charizmą. Aš jau geriau imsiu šitą, kurios nieks tikrai nežino, gal paverksiu, aš nežinau, gal paverksiu visus, aš nežinau, gal niekam nepatiks. Tad kurią dainą pasirinks Miglė? Ir kaip nesuklysti, kai pasirinkimo kaina – bilietas į tiesioginius X Faktoriaus finalus. Sveiki. Sveika, Miglė. Aš tau tiesiog linkiu didžiausios sėkmės. Ei,
Ačiū, kad žiūrėjai. Ar nori dar daugiau video? Jeigu taip, spausk prenumeruoti. Daugiau apie X Faktorių naujienų ir pramogų portale tv3.lt.